Nu va, cemento atsivežiau 1,5 tonos vežimą. Ko geras daiktas. Va, pritaikytas, radau vietoje. Kopas padarytas. Nu ir atsivežiau užkrautuvės. Ne, juokauju. Su šitą atsivežiau. Bet reiks dar važiuoti. Tai nenoriu perkrauti priekabas. Tai va tokį reisą padariau. Legalų, sakykim. Kažkas vaikšto, girdžiu. Didelis. Žodžiu, važiuosiu dar vieno reiso. Gal net ir 2. Tai persikroviau čianais, nes mums reikės. Va ten maišysim. Ant lietaus nenoriu laikyti savaitę to cemento. Klonė sausa. Išbandyti padargą sugalvojau. Nu super, labai gerai, kai gali rasti kažką naudingo ir tai panaudoti. Norėjau įvaryti tą vežimą į kloną atbulinių, bet, kaip matote, lūžus viena traukė yra. Nu ir visada man jis užsisukdavo. Pusę valandos pažaidžiau, spjoviau ir išvažiavau cemento. Senas geras siūlas. Manau, va tai va ir betonuosim pamatą. Dėsiu tinklą 5 mm. Tokius kaip ankerius sugrėžiau į akmenis. Su ankerinė masė sukaliau. Labai gerai laikosi. Ir užlenkiau, kad tiltų. Tvarmuota. Riečia biški putplasti. Tai kas 0,5 metro susmaikščiau. Vinis radau senus, tai va, susmaikščiau per visą ilgį. Gulšelio neturėjau, tai cvambalą pasidariau iš seno rakto. Super tarnauja. Tai va taip paprastai. Pėst. Įkalį arba įsmeigi vienuką. Labai supaprastės putplasčio dėjimas. Imi lapą tada. Tiesiog. Ir didi. Apačia jau užfiksuota. Op. O viršų paskui išstatysim. Ir valio. Su klojiniais taip paprasta. Slieku galuose po vinį. Kitus užkalu, kurių nereikia. Patiesinu, jeigu reikia. Ir smeigiu tas vinis į putplastį. Palei į viršų. Armatūrėlė svarbu. Vienam žmogui pritaikyta sistema. Iš bet kokių šiukšlių. Čia jėga tempimo, tai jinai laiko daug, net varščiukai nestori. Būtinai siūlą žiūrim. Nežinau, reikia daryk tiesiai, o kreivai gausi savaime. Išsistatau pradžią ir pabaigą. Ir koreguoju centrą. O, darbininkai. O. Iš karto neria. Karto, ko? Tai žinai, degonės jam pilna. O, kokios fainos žuvytės. Sakė, neim daugiau. Irgi, sako, dauginasi. Čia žiūrėk, nebėga. Neskuba, ne? Auksinė žuvelė. Auksiukas. Mažiausias. Nemo. O čia leisim plačia kakta. Kakta plati, dėl to jie tokie. Va, pamatys. Maitinasi tik planktonu. O. Oho. Opa, bėg. Nauji gyventojai. Nu va, betonuojam pamatą. Talka vyksta. Daugiau nei pusę jau išorės praėjom per 3 valandas nepilnas. Super, labai greitai einasi. Apsiskaičiavau su kiekiu, tai galvau, kad daugiau reikės, gerokai. Galvau, kaip čia iki tamsos spėti, bet žiūriu, kad iki tamsos tikrai spėsim. Dar spėsim ir išsikepti mėsytės ant ugnies. Nu ką ten, velniai daro. Nu va, baigiam betonuoti. Ačiū, talkininkai. Offroad kempingas. Draugas atsivežė namelį ant ratų. Nu, nuostabus dalykas. 2 miegamieji, virtuvė, tualetas. Taip pat yra dujinis šildymas.
Čia toks vyko betonavimo vakarėlis pas mus. Nu, ką galiu pasakyti, pagal siūlą gavosi. Chebra tiek greitai maišė betoną, kad vos lygint spėjau. Oras nežinia, koks turėjo būti, tai iš šiukšlių susirinkom iš vakaro su Tadu tokią konstrukciją, kurią gali ridenti vienas, dviese gali nešti, jeigu nori. Stogelį iš tento buvom užmetę laikinai. Na, aš greičiausiai uždėsiu permatomą stogelį, terasinį, ir bus mums terasėlė mobili. Nu, maišai betoną čia, tai jeigu lyja, gali prisinešti po jo. Labai universalus daiktas, jis čia, manau, prigis kaime. Skaičiam lygtais betonas 7 tonus gavosi. Tai vienas žmogus su 2 tačkom suvežė, buvo workoutas. Nu ir sukasti viską, aišku, reikėjo į maišyklę sumesti cementą. Plastifikatorių dėjom, nu bet chebrai tai pačio. Vakarėlis buvo geras. Pabendravom, pavalgėm, pasivažinėjom su džipų laukais. Tokia talka, bet labai norėjau, kad būtų ir pramoga. Betonuojant pamatą mes išliejome ir būsimų pertvarų pamatėlį. Jos taip pat tarnauja kaip stygos. Jos suriša namas, nori skiestis. Tai šitos stygos laiko pamatą, kad jisai nesiskiestų. 3 tokios yra. Jei taip ūkiškai papaišius, tai namas dabar yra tokios formos. O tas mano vadinamas stygas mes išbetonavom šitą. Visur dėta armatūra, užlenkta į L formą ir surišta su išoriniu karkasu. Visose sujungimuose į tai žiūrėjau atidžiai. Šito styga liks po grindimis. Planavimas planuojam toks. Čia miegamasis, čia didžiulė svetainė. Čia techninė patalpa, ale katilinė. Neaišku, ar ten bus kieto kuro katilas, greičiausiai ne. Šiuo metu namas nori keliauti. Tam įrodymas yra prie rąstų tarpelį atsiradę. Ir šitos stygos būtent ir turi nuimti šitą judėjimą. Jeigu neūkiškai sofistikuotai, tai laikančioji struktūra atrodo šitaip. Kaip minėjau, centrinė styga slėpsis po grindimis po šiltinamąją, o tos kraštinės tarnauja kaip fundamentas būsimom pertvarom. Pertvaros, kad atsistotų, reikia juodgrindžių. Kad būtų juodgrindės, reikia pašalinti visą gruntą, akmenis, nu žodžiu, viską, kas maišo. Vėliau pečiai keliaus. Panašu, kad ir kaminam laikas atėjo. Dabar mano darbas bus toks. Nukasinėsiu 20 cm mažiausiai, o gal ir daugiau. Visą namą. Nu, kaip galvot, kiek užtruksiu. Norėčiau per savaitę susitvarkyti.